Antradienio rytas. Atsikeliate, užkaičiate arbatinuką ir išeinate į balkoną. Lauke nieko neįprasto. Žmonės skuba į darbus, gatvėmis važiuoja automobiliai. Kažkur tolumoje girdėti paukščių čiulbėjimas. Atrodo, kad ši diena bus tokia pati kaip vakar. Tačiau kitą akimirką viskas pasikeičia. Be jokio įspėjimo visi žmonės žemėje tiesiog dingsta. Vos per kelias sekundės gatvėse prasideda chaosas. Automobiliai neturėdami vairuotojų rėžiasi vienas į kitą. Autobusai važiuoja iš savo eismo juostų. Lėktuvai, kuriuose neliko pilotų, tęsia skrydį tik tiek, kol baigsis degalai. Ryte vedžioti šunys staiga lieka vieni, nesuprasdami, kas ką tik įvyko. Tuo metu virtuvėje ant viryklės užverda arbatinukas. Jis liks virti tol, kol vanduo išgaruos. Ir tai tik pati pradžia. Kas iš tikrųjų nutiktų pasaulyje, jeigu staiga neliktų žmonių? Kaip greitai sustotų mūsų sukurta civilizacija? Kas nutiktų miestams, gyvūnams ir gamtai? Praėjus vos kelioms minutėms po žmonių dingimo didžioji pasaulio dalis vis dar atrodytų stebėtinai įprastai. Miestuose vis dar degtų šviesoforai, namuose ūžtų šaldytuvai, o televizoriai dar kurį laiką rodytų tuo metu transliuojamą programą. Kai kur skambėtų neatsiliepti telefonai, liftai dar kurį laiką važiuotų pagal paskutinį iškvietimą, iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti, kad pasaulis tiesiog trumpam sustingo. Tačiau ši ramybė tėra paskutinės akimirkos, kai žmonių sukurta civilizacija dar juda iš inercijos. Po kelių valandų inercija baigėsi, tačiau vis dar dega biurų ir parduotuvių šviesos, veikia reklaminiai ekranai, o kompiuteriai tebėra įjungti. Kai kur gamyklų konvejeriai dar juda, kol baigėsi žaliavos arba automatinės sistemos sustabdo įrangą. Netrukus pasirodo ir pirmieji rimti padariniai. Didžiausia šiuolaikinės civilizacijos stiprybė kartu tampa ir jos silpnybė. Beveik viskas priklauso nuo žmogaus priežiūros. Įprastose situacijose prasideda gaisrai, juos sukelia automobilio avarijos, ant įjungtų viryklių paliktas maistas, techniniai gedimai. Įprastai tokie gaisrai būtų greitai užgesinti, tačiau dabar ugniagesiai taip ir neatvyksta. Vieni jų užgesta savaime, kai nebelieka kam degti, kiti dega gerokai ilgiau ir ugnis išplinta. O danguje vis dar skraido lėktuvai, dalis komercinių lėktuvų kurį laiką skristų autopilotu, nes modernus orlaiviai gali palaikyti kursą ir aukštį be tiesioginio piloto valdymo. Tačiau autopilotas gali tik palaikyti skrydį. Anksčiau ir vėliau lėktuvams prireikia leistis arba baigėsi kuras. Daugumos komercinių skrydžių degalų atsargos nėra skirtos 24 valandoms ore, todėl didžioji dalis lėktuvų pirmąją dieną neišvengiamai sudužtų. Vieni kristų į vandenį, kiti į sausumą, miestus. Tuo pat metu vis daugiau užvestų automobilių nutilsta. Tie, kurie po pirmųjų avarijų ar spūsčių liko stovėti su veikiančiais varikliais, dirba tik tol, kol baigėsi degalai. Tačiau didžiausi pokyčiai vyksta ten, kur jų plika akimi neįmanoma pastebėti. Elektros tinklai dar kurį laiką veikia automatiškai, tačiau jie nėra sukurti darbui be žmogaus. Dingus nuolatiniai priežiūrai ir reguliavimui, sistema tampa nestabili. Gaminamos ir sunaudojamos elektros kiekiai nebesutampa taip tiksliai kaip anksčiau. Dėl to saugos sistemos pradeda automatiškai atjunginėti tinklo dalis, kad būtų išvengta didesnių gedimų. Dalis iškastinių kurų kūrenamų elektrinių pirmąją dieną sustotų, nes nebelieka personalo, kuris prižiūrėtų įrangą ir užtikrintų nuolatinį kuro tiekimą. Kitos gali veikti kiek ilgiau, tačiau ilgainiui jų veikimas taip pat sustoja. Dėl to elektra skirtinguose pasaulio regionuose dingsta ne vienodų metu, vienur po kelių valandų, kitur gerokai vėliau. Tam tikrą laiką dar veikia atsarginiai generatoriai ir baterijos, todėl dalis ryšio bokštų, ligoninių ir duomenų centrų nenutyla iš karto. Tačiau generatoriai ir baterijos nėra skirtos ilgalaikiam darbui. Išsakus energijos atsargoms viena po kitos pradeda išsijungti ir jos. Vos per vieną dieną žmonių sukurta sistema dar nesugriūna, tačiau nuo šiol kiekvieną dieną jis silpnės vis labiau. Praėjus savaitai tampa aišku, kad didžiausi pokyčiai vyksta ne miestuose, o tarp gyvūnų. Būtent jie pirmieji turi prisitaikyti prie pasaulio, kuriame nebeliko žmonių. Sunkiausia padėtis susiklosto naminiams gyvūnams. Milijonai šunų ir kačių lieka užrakinti namuose be maisto ir vandens. Ūkiuose tūkstančiai karvių, avių, kiaulių ir vištų nesulaukia priežiūros. Kai kurie gyvūnai jau sugebėjo ištrūkti iš namų ar ūkių pirmosiomis dienomis, tačiau daugelis lieka įkalinti ir diena po dienos silpsta, kol savaitės pabaigoje jų galimybės išlikti tampa labai menkos. Panašus likimas ištinka ir dalį zoologijos sodo gyventojų. Vieni aptvaruose gali išgyventi dar kurį laiką, o kiti tampa visiškai priklausomi nuo sėkmės bandant ištrūkti. Tuo pat metu ima keistis ir miestų garsai, nebesigirdi automobilių variklių
variklių, traukinių, lėktuvų ar gamyklų ūžesio. Vietoj jų vis dažniau girdimas vėjas, lietus ir paukščių čiulbėjimas. Miestai pirmą kartą per ilgą laiką tampa neįprastai tylūs. Tačiau tyla nereiškia, kad miestai lieka tušti. Žmonių paliktas maistas tampa lengvu grobiu kitiems. Į namus, restoranus ir prekybos centrus pradeda skverbtis tarakonai, skruzdėlės, pelės ir žiurkės. Jie greitai aptinka neapsaugotus maisto produktus, jų likučius, maisto sandėliai, restoranų virtuvės ir prekybos centrų lentynos staiga tampa prieinamos be jokios žmogaus kontrolės. Tačiau pirmąją savaitę stambesni laukiniai gyvūnai dar neužima miestų centrų, tačiau vis drąsiau artėja prie gyvenviečių. Lapės, šernai, stirnos ar barsukai vis dažniau pasirodo priemiesčiuose. Žmogui dingus išnyksta triukšmas, eismas, nuolatinis judėjimas, todėl gyvūnai pradeda tyrinėti teritorijas, kurių anksčiau vengdavo. Praėjus mėnesiui po žmonių dingimo pasaulis vis dar iš pirmo žvilgsnio primena įprastą pasaulį. Miestai tebestovi, keliai vis dar atrodo pažįstami, o dauguma pastatų yra nepakitę. Tačiau pirmieji pokyčiai matomi ten, kur anksčiau nuolat dirbo žmonės. Parkų vejos nebešienaujamos, gėlynai neprižiūrimi, leistose teritorijose augalai ima augti nevaržomai. Tai dar nėra metas, kai augalija perima miestus, tačiau žmogaus priežiūros nebuvimas tampa vis labiau pastebimas. Keičiasi ir gyvūnų elgsena. Per pirmąjį mėnesį išlieka tie, kuriems pavyko prisitaikyti prie naujų sąlygų. Sulaukėję šunys vis dažniau būrėsi į grupės, nes kartu lengviau ieškoti maisto ir apsiginti nuo kitų gyvūnų. Tuo tarpu katėms prisitaikyti paprasčiau, daugelis jų anksčiau medžiodavo savarankiškai, todėl žmogaus dingimas joms tampa mažesniu iššūkiu. Per pirmąjį mėnesį tampa aišku, kurios rūšys sugebėjo prisitaikyti prie pasaulio be žmonių, o kurios buvo pernelyg nuo jų priklausomos. Miestuose keičiasi ir paukščių elgsena. Ten, kur anksčiau juos nuolat trikdė eismas ir žmonės, dabar vis dažniau įsikuria įvairios rūšys, o pūvančios atliekos ir nebeišvežamos šiukšlės tampa lengvai prieinamų maisto šaltiniu. Miestuose tuo metu ima ryškėti ir kiti pokyčiai. Nebevalomos lietaus nuotekų sistemos pamažu užsikemša lapais, šakomis ir kitomis šiukšlėmis. Po stipresnių liūčių vanduo kai kuriuose vietose nebespėjo nutekėti, todėl susidaro laikinos užlietos teritorijos. Tokios vietos greitai tampa tinkama aplinka vabzdžiams, varliagyviams ir kitiems smulkiems gyvūnams. Vis dėlto yra viena vieta, kur žmogaus dingimas gali turėti kur kas rimtesnių pasekmių. Tai yra atominės elektrinės. Nors reaktoriai automatiškai sustabdomi vos dingus žmonėms, net ir sustabdytam reaktoriui dar ilgą laiką būtinas nuolatinis aušinimas. Iš pradžių jį užtikrina atsarginiai dizeliniai generatoriai, tačiau pasibaigus kurui ir nebelikus personalo, dalyje elektrinio aušinimas nutrūktų. Dėl to kai kur galėtų perkaisti ne tik reaktoriai, bet ir panaudoto branduolinio kuro saugyklos. Tai sukeltų lokalias branduolinės avarijas ir radioaktyvių medžiagų išmetimą į aplinką. Tačiau tai nepaverstų visos Žemės negyvenama. Nors kai kurias vietas paveiktų lokalios branduolinės avarijos, daugumoje pasaulio miestų vyktų priešingas procesas. Oras taptų vis švaresnis. Pirmą kartą per daugiau nei 100 metį didžiųjų miestų oras pradeda valytis ne dėl naujų technologijų ar aplinkosaugos sprendimų, o todėl, kad beveik visi žmogaus taršos šaltiniai tiesiog išnyko. Be automobilių, lėktuvų bei didžiosios dalies pramonės į atmosferą beveik nepatenka tarša. Smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracija ore sparčiai mažėja, o kadangi daugelėje miestų nebeveikia gatvių apšvietimas ir kiti dirbtiniai šviesos šaltiniai, ima mažėti ir šviesos tarša. Naktinis dangus, kuris daugelį metų buvo užgožtas miestų šviesomis, vėl tampa aiškiai matomas. Praėjus mėnesiui žmonių pėdsakai vis dar matomi beveik visur, tačiau tampa akivaizdu, kad pasaulis gali egzistuoti ir be mūsų. Praėjus 1 metams po žmonių dingimo pasaulis vis dar yra atpažįstamas, miestai tebestovi, keliai vis dar jungia gyvenvietės, o didžioji dalis statinių iš pirmo žvilgsnio atrodo beveik nepakitę. Tačiau po 12 mėnesių be žmogaus priežiūros jau aiškiai matyti, kad kiekvienas metų laikas paliko savo pėdsaką. Pirmasis ruduo tampa vienu svarbiausių lūžio taškų. Niekieno negriebiami ir nerenkami lapai pradeda kauptis storais sluoksniais, pamažu virsdami pirmuoju organiniu dirvožemio sluoksniu. Po to ateina pirmoji žiema, pastatuose ir vamzdynuose likęs vanduo užšąla, išsiplečia ir dėl to trūkinėja vamzdžiai. Ant stogų kaupiasi sniegas ir ledas. Silpnesnės konstrukcijos pirmą kartą patiria apkrovas, kurių anksčiau pavyko išvengti reguliaria priežiūra. Pavasarį per žiemą susikaupęs vanduo ir sniegas bei pūvantis lapai pažeidžia stogų konstrukcijas, o pro pažeistus vamzdžius vanduo pradeda tekėti į pastatų vidų. Daugelyje namų prasideda lėtas ir iš išorės sunkiai matomas irimo procesas. Drėksta sienos, veisiasi pelėsis. Kai
kurių pastatų silpnesnės konstrukcijos net pradeda deformuotis, o kai kurių pastatų stogai įgriūva. Nors tokių pastatų dar nedaug, tai tampa pirmaisiais aiškiais ženklais, kad infrastruktūra pradeda senti greičiau nei buvo manyta. Vasarą uždaryti biurai, prekybos centrai ir kiti didieji pastatai tampa tarsi šiltnamiai. Pro nesandarės vietas patenka drėgmė ir saulės šiluma sudaro palankės sąlygas spartesniam pastato nykimui. Kai kur pro pažeistas konstrukcijas į vidų patenka augalų sėklos, todėl pirmieji augalai pradeda dygti net pastatų viduje. Per metus keičiasi ir miestų augmenija, apleistose teritorijose ir kiemuose sparčiai suveši krūmai bei aukšta žolė. Jauni medžiai įsitvirtina jau anksčiau atsiradusiuose asfalto ir betono įtrūkimuose ir juos plečia. O drėgnesnėse vietose ima plisti samanos ir kerpės. Šie pokyčiai dar negriauna miestų, tačiau gamta pradeda keisti žmonių sukurtą aplinką. Žmonių nebuvimas vis labiau pakeičia ir gyvūnų pasaulį. Laukiniai gyvūnai vis dažniau įsikuria miestuose. Pleisti parkai, sodai ir pramoninės teritorijos tampa naujomis buveinėmis daugybei rūšių. Žmogaus palikimas nyksta ne tik lauke, bibliotekose, archyvuose ir muziejuose nebeveikiant klimato kontrolės sistemoms, drėgmė pradeda naikinti tai, kas buvo saugoma dešimtmečius ar net šimtmečius. Popierius pelyja, knygos deformuojasi, drobės praranda savo formą, o mediniai eksponatai ima skilinėti ir pūti. Dalis žmonijos kultūros paveldo pradeda nykti dar gerokai anksčiau, nei sugriuvo patys pastatai. Praėjus metams jau nebekyla abejonių, kad pasaulis buvo sukurtas nuolatiniai žmogaus priežiūrai. Vos per vienerius metus gamta pradeda susigrąžinti pirmąsias teritorijas, o laikas tampa didžiausia jėga keičiančia pasaulį. Praėjus 10 metų po žmonių dingimo, pasaulis įžengė į naują etapą. Dabar didžiausius pokyčius lemia nebe tai, kas nustoja veikti pirmosiomis dienomis ar metais, o dešimtmetį be priežiūros praleidusi infrastruktūra. Per laiką vis labiau išryškėja gelžbetonio konstrukcijų pažeidimai. Pastatų viduje esanti armatūra rūdyja ir plečiasi. Todėl betonas pradeda skilinėti bei trupėti. Iš pradžių byra balkonai, fasadų dalys, o vėliau silpnėja ir pačios laikančios konstrukcijos. Taip pat daugelis langų jau yra išdužę, todėl pastatų vidus tampa atviras lietui, vėjui ir augalijai. Per dešimtmetį ima byrėti ne tik pavieniai pastatai, bet ir visa infrastruktūra, tiltai, viadukai ir estakados pamažu praranda savo tvirtumą, o dalis jų net laiko audrų, potvinių ar tiesiog savo pačių svorio. Anksčiau miestus jungia keliai, daug kur tampa sunkiai atpažįstami. Keičiasi ir pats miestų vaizdas. Medžiai jau siekia kelių metrų aukštį, jų šakos dengia gatves. Tačiau pasaulis keičiasi nevienodai. Drėgnuose ir atogrąžų regionuose augmenija sparčiai užgožia miestus, o šiltas ir drėgnas klimatas spartina pastatų nykimą. Pajūriuose konstrukcijas intensyviai ardo druska ir korozija. Šalto klimato regionuose didžiausių grėvėjų tampa nuolat besikartojantis užšalimo ir atšilimo ciklas. Po 10 metų tampa akivaizdu, kad žmonių sukurta civilizacija nyksta ne dėl vienos didelės katastrofos. Ją pamažu ardo vanduo, korozija, temperatūros svyravimai, augalija ir laikas. Procesai, kuriuos anksčiau nuolat stabdė žmogus. Praėjus 100 metų tiksliai nuspėti, kaip atrodytų pasaulis, jau tampa gerokai sunkiau. Daugelis pokyčių priklausytų nuo klimato, vietovės ir pačių statinių konstrukcijų. Tačiau tikėtina viena – didžioji dalis žmogaus sukurtos infrastruktūros jau būtų smarkiai sunykusi. Išliktų tik tvirčiausios konstrukcijos, kai kurie dangoraižiai, tiltai, paminklai. Nors ir būtų smarkiai paveikti 100-metį trukusių gamtos procesų. Miškai ir augmenija būtų užėmę didžiąją dalį miestų. Žmogaus sukurta aplinka daug kur taptų sunkiai atpažįstama. Per 100-metį gamta ne tik sugrįžtų į žmogaus paliktas teritorijas, ji jose ir įsitvirtintų. Galbūt dar po 1000 metų beveik viskas, ką pastatėme, išnyktų. Tačiau Žemė išliks, ji ir toliau keisis, prisitaikys ir gyvuos, tik jau be mūsų. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.